nepavyko aptikti ir gelbėtojams. Seimo komisija filmuotų vaizdų, kaip iš Venckienės paimama mergaitė, greičiausiai nematys. Gegužės 17-osios dramą įamžinusi antstolė vaizdo įrašo parlamentarams neduos, esą visi įrašai ikiteisminio tyrimo medžiaga. Plačiau Martas Kalendra. Seimo komisija neringą Venckienę apklausė jau 2 kartus. Ketina tai padaryti ir 3 kartą. Teisėja, atsakinėdama parlamentarams, tvirtina, kad daugelį jai metamų kaltinimų paneigtų filmuotą mergaitės perdavimo Laimutei Stankūnaitei medžiagą. Tad komisija paprašė Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių institucijų, prokurorų ir antstolės, kad ją pateiktų iki rytojaus. Vidaus reikalų ministras komisijai medžiagos duoti nesirengia. Čia yra antstolės kompetencija suteikta medžiaga ar ne, nes teismo sprendimą, kaip žinom, pagal įstatymus vykdė antstolė ir tokiu atveju jinai visas sudėdamosios dalis to vykdymo yra jos dispozicijai, tai jos sutikimu gali pateikti arba nepateikti. Policija yra vykdytoja antstolės nurodymų, vykdant teismo sprendimą, tokiu atveju, jeigu antstolė nusprendžia, tai policija perduos. Antstolė tikina, kad filmuotos medžiagos parlamentarams duoti ir nenori, ir negali. Šios medžiagos pamatyti neįmanoma, kadangi vyksta keli ikiteisminiai tyrimai prokuratūrose ir aš esu apklausta kaip liudininkė ir pasirašiusi pasižadėjimą ir įspėjimą dėl baudžiamosios atsakomybės, draudimas pasakoti tos dienos įvykius ir viešinti filmuotą medžiagą. Ikiteisminį tyrimą kuruojantis pareigūnai žada apsvarstyti parlamentarų prašymą. Vis dėlto tikimybė, kad įrašas bus duotas, maža. Draudžiama skelbti ikiteisminio tyrimo duomenis, kuriuose apie nepilnamečius įtariamuosius ir nukentėjusiuosius. Tai tuose vaizdo ir garso įrašuose yra ten ir mažamečiai. Yra reglamentuota generalinio prokuroro patvirtintose rekomendacijose dėl ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo. Įeina į taip, kad parlamentarai esant komisija kažkokią nori dabar ir... Ten nėra įskirta tokiu atveju. Seimo komisijos pirmininkas tvirtina, kad filmuota medžiaga būtina. Tai Seimo narius kažkaip tai neįtikino atėjęs prokuroras, todėl ir buvo prašyta pateikti medžiagą, įskaitant vaizdinę. Visa šita medžiaga reikalinga, kad Seimo komisija priimtų atitinkamus sprendimus. Ar naikinti teisėjas neliečiamybę, ar palikti neliečiamybę teisėjai. Pasak Jurkevičiaus, jeigu medžiagos nepavyks gauti iki rytojaus, jis siūlys komisijai jos prašyti dar kartą. Martas Kalendra, Remigijus Pakėnas, LNK žinios, Vilnius.